Gerai, atsiverskime patarlių 3 skyrių. Aš tikiuosi, kad mes praeitą sekmadienį pradėjom seriją pamokslų, kuri greičiausiai yra pati svarbiausia serija, kokią mes galim turėti. Jis yra apie Dievo charakterio atributus. Tai yra, koks yra Dievas. Kada aš pradėjau apie tai domėtis, pradėjau studijuoti, aš pradėjau iš tikrųjų artintis prie jo. Ir iš tikrųjų pradėjau matyti, kad prieš tai aš daug žinojau ne apie jo charakterį, ne apie patį Dievą, bet iš jo lobyno daug žinojau. Žinojau, kaip reikia kalbėti, ko nekalbėti, kaip reikia gyventi, kaip nereikia gyventi. Daug atsakymų į tokius praktinius klausimus. Bet ar tai yra gyvenimas, jeigu pačio Dievo nežinai? Jeigu jo nėra. Nes mes esam praturtinami taisyklėmis, bet mes esam gyvi, kai jisai šalia. Dėl to gera žinoti, kas jis toks ir ką jisai daro šalia mūsų ir apskritai, ar jisai daro ką nors šalia mūsų. Ir praeitą sekmadienį mes kalbėjom truputį apie tai, toksai kaip įvadas, ką mums reikia tos atributus žinoti, tam, kad mes galėtumėm būti veiksmingesni ir gyvesni. Ar ne? Šiandieną kalbėsime apie vieną iš atributų, vadinasi, Dievas yra visažinis. Patarlių 3 skyrius. 5 eilutė. Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu. Savo supratimu. Atsiverskime dabar psalmę 147. Keli puslapį atgal. 147. 4 eilutė. Jis žvaigždės suskaičiuoja, jas visas vardais vadina. Pagalvokite apie tai. Žvaigždės suskaičiuoja. Kaip jūs galvojate, kiek jų yra? Biblijoje yra 2 dalykai vardinami kaip nesuskaičiuojami dalykai. Tai yra dangaus žvaigždės ir smiltis, smėlio tie gabaliukai. Kaip į pliažą, nueikit ir paskaičiuokit. Ar ne? Tai yra 2 dalykai, kur Dievas vadina nesuskaičiuojamais, bet čia sako, jis į žvaigždės ne tik suskaičiuoja, jis į vardais jas visas vadina. Ir Australijos mokslininkai visai nesenai jie tokį teiginį parašė apie žvaigždės. Sako, tiek, kiek mes sugebėjome jų suskaičiuoti, tai jų yra, aš parašysiu, kad eitų daugmaž suprasti, jų yra 70 ir šičia yra 0,22. Įsivaizduojate, kiek tai yra? Jeigu mes rašome 6 nulius, mes suprantam, tai yra 70 milijonų. Bet jeigu 0 yra 22. Sako, tai mes sugebėjome su savo aparatūra pamatyti. Nes aparatūra jinai auga, tobulėja, ne, ir visai nesenai jie sako, mūsų aparatūra va tiek aptiko. Kompiuteriai suskaičiavo tos taškiukus danguje. Pagalvokite, Dievas, jis žvaigždės suskaičiuoja. Jis žvaigždės suskaičiuoja, jas visas vardais vadina. Mes sakome, ei, Jupiterį, kaip tu gyveni? Jis ne šiaip vardais vadina, jis kiekvieną iš jų sukūrė. Ir jis sako, ei, žinai, ar tu žinai, kad aš tai padariau ypatingą? Žinote, kad
aplink Žemę sukasi planetos ir pagal evoliuciją po didžiojo sprogimo turėtų visos suktis į vieną pusę. Bet yra, man atrodo, ar 2 ar 3, kurios sukasi priešingą pusę. Ir tai paneigia evoliuciją. Tai padaro juokingą tą nesąmonę. Ta evoliucijos teorija padaro juokingą. Ir Dievas sako, žvaigždutė, ar tu žinai, kad tu esi ypatinga? Žino jis jos vardą, aš nežinau jos vardą. Žino jos vardą, sako, žinai, kad tavo ypatingas dėsnis, kuris tave suka į priešingą pusę, padaro kvailiais tos kvailius, kurie evoliucija sukūrė. Ir žinai, kiekvieną įsipažįsta, kiekviena žvaigždutė iš tikrųjų yra būtina. Ir tie visi milijardai, jie yra labai svarbus. Jeigu vienos žvaigždės trūktų, pradėtų dėsniai griūti. Jisai visas jas suskaičiavo. Ir eikime toliau. Mato Evangelija. Mato Evangelija 10 skyrius. Mato 10, 30. O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti. Jūs bent tiek sugebat. Kas iš jūsų žinote, kiek pas jūs plaukų ant galvos? Kodėl Dievas tai parašė? Dievas norėjo pabrėžti, kad jis žino kur kas daugiau negu tu. Eiti pas jį patarimo yra labai naudingas dalykas. Patarlių 3.5 mes skaitėme, nesiremk savo supratimu, bet visą širdim pasitikėk Viešpačiu. Apie ką tai kalba? Tu nežinai netgi kiek ant tavo galvos plaukų. Jis žinot visų galvų, kiek plaukų yra. Jis tai suskaičiavo. Jis suskaičiavo, kiek yra minčių, kokios jos, kur jos veda, iš kur jos atsirado. Žino, kodėl mes elgiamės vienaip, o ne kitaip. Žino, kur tas elgesys gali nuvesti ir jisai žino, ką jisai mūsų gyvenime turi padaryti, kad mes nenueitumėm į duobę. Argi jisai nėra tas, pas kurį mes norėtumėm eiti patarimo? Jis yra tas. Jo visas žinojimas, ta savybė, jinai yra labai svarbi mums. Pasižiūrėkime, grįžkime į Psalmes 139. Kaip gerai, kad mes visi turime Biblijas. Yra daug žmonių pasaulyje, kuriem Biblija yra nepasiekiama, dėl to, kad jų kalboje nėra tokios Biblijos, arba dėl to, kad uždrausta yra valstybiniu mastu turėti Biblijas. Psalmė 139. Nuo pirmos eilutės. Viešpatie, tu ištyrei mane ir pažįsti. Tu žinai, kada keliuosi ir kada atsisėdu. Tu supranti mano mintis. Matai, kada vaikštau ir kada ilsiuosi. Žinai visus mano kelius. Dar mano liežuvis nepratarė žodžio, tu Viešpatie jau viską žinai. Apglėbęs laikai mane iš priekio ir iš užpakalio, uždėjęs ant mane savo ranką. Toks pažinimas man yra labai nuostabus. Man labai svarbu tai žinoti. Tik pagalvokite, man neištarus nei žodžio, jisai žino, kodėl aš taip sakysiu. Jisai žino, kas mano galvoje, ko aš siekiu. Kodėl aš tai siekiu. Jisai pažįsta mano nesaugumus, jis pažįsta mano kompleksus. Jis žino, kodėl aš ginuosi kalbėdamas. Jis žino, kodėl aš slepiuosi. Jis žino, kodėl aš vengiu kažko tai. Jis žino mano praeitį. Jis žino mano dabartį. Ir jis žino, ką jis darys, kad mano ateitis būtų tam tikra.
argi jisai nėra tas, pas kurį mes norėtume matyti patarimą? Ar mes norime pas save eiti patarimo, kai mes nežinom net kiek plaukų ant mūsų galvos? Jau nekalbant apie tai, kad mes net neįsivaizduojam, iš kur pas mane yra kompleksai. Kas iš jūsų žino nors vieną kompleksą, kur sako, aš žinau, iš kur jis atsirado? Bet jisai žino. Jisai žino, iš kur atsirado, jisai žino, kaip tai patraukti. Ir jisai nori, kad mes ateitumėm pas jį ir klaustumėm Dievę. Žiūrėk, aš nesuprantu, kodėl aš taip elgiuosi. Aš nesuprantu, kiek žalos tai atneša, ar kiek naudos tai atneša. Štai Dieve, aš atiduodu tai tavo rankas. Tavo malonė yra tokia didi. Tavo visa galybė yra tokia didi. Taip gali patraukti tai. Aš atiduodu tai tau. Aš su to nesusitvarkau. Tvarkykis tu. Tu esi visagalis. Aš nesugebu net plaukų suskaičiuoti. Tu sugebi žvaigždės suskaičiuoti, vardais pavadinti, kreiptis į ją. Į kiekvieną iš jų. Susitvarkyk su tom, kas čia. Ir aš atiduodu tai maldoje, atpalaiduoju savo rankas. Ir praeina savaitė, 2-3, jeigu tai vis dar yra, aš grįžtu pas jį, sakau, Dieve, štai tu matai, tai dar yra, tai man nereikalinga, daryk su to, ką nors. Jisai visagalis. Jisai yra visagalis. Ir jo visas žinojimas jį padaro dar labiau visagaliu. Suprantat? Pirmas Kronikų 28:9 sako, viešpats ištyrė visus širdis ir visus siekius. Mes čia psalmėse skaitėme pirmą eilutę, nes 139:1, viešpatė, tu ištyrei mane ir pažįsti. Atsiverskime patarlių 15, truputį priekį. Penkiolika 3. Viešpatės akis mato visur. Mano akis kur mato? Mano akis mato ten, kur mano galva pasukta. Mano akis nemato man už nugaros. Mano akis nemato, kas man grėsia. Nemato, kas manęs laukia. Mano akis net nemato, kas yra mano viduj dedasi. Kartais mes sakom, aš nesuprantu, kas su manim darosi. Dievo akis ten irgi yra. Ir ką jisai daro su to visą žinojimu? Jam priklauso mano dabartis, praeitis ir ateitis. Ir jo visas žinojimas planuoja. 1 Petro, neatsimenu tiksliai, 1 Petro 1:20 atrodo, sako, kad jisai dar prieš mane sukuriant, pas jį sąrašuose buvo viskas parašyta apie mano gyvenimą. Jisai mato ateitį ir jisai mato, kaip jisai iš manęs padarys savo vaiką, savo tarną, savo atspindį, kaip jis iš manęs padarys stebuklą. Mes nieko nežinom apie mūsų ateitį. Bet mūsų ateitis yra su viltimi, nes mes viliamės į jo visą galybę, ar ne? Hebrajams, pažiūrėkim Hebrajams 4 skyrius. Jei kas nespėja verstis nieko tokio, svarbiau išgirsti, ką aš sakau. Ir tegu Dievas paliečia mūsų širdis, tegu Dievas apsigyvena su ta žinia, kurią jūs girdite. Hebrajams 4:13. Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio, bet visa yra nuoga ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą. Ir joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio. Joks kūrinys nėra paslėptas nuo jo žvilgsnio.
yra tokių rašto vietų, kur sako, kad Dievas yra visažinis ir jisai žino, kokį karalių pastatyti, kiek ilgai jisai bus, kaip jį patraukti ir kaip pastatyti kitą jo vietą. Ir mūsų gyvenime yra žmonių, kur mums atrodo, Dieve, kodėl tu jį laikai šioje žemėje? Kaip jūs galvojate, kokį Dievas duoda atsakymą? Aš savo gyvenime pastebėjau, kad aš klausiu, kodėl Dieve šitas man painios po kojam. Dievas sako, tau jo reikia. Visada tas pats atsakymas. Tau jo reikia. Sakau, bet jis rakštys, taip, tau jo reikia. Bet jis man trukdo, taip, tau jo reikia. Tau reikia, kad tau trukdytų. Tau reikia, nes tai charakterio ugdymas. Tai yra augimas. Jeigu tau būtų viskas tobulai, jeigu aš tau jį patraukčiau, ar tau reikėtų manęs? Ar man reikėtų Dievo? Nereikėtų. Ir tie rakštis, kur vaikšto aplinkui mane, man jo reikia. Ir dėl to, kada aš jau esu tai minėjęs, jeigu manęs prašo pasimels, kad aš pagyčiau, mano atsakymas yra ne, aš pasimelsiu kitą maldą. Aš pasimelsiu, kad Dievas tau parodytų, kodėl tu susirgai, ką tu turi suprasti per lygą ir kai tu tai suprasi, tada tu pagysi automatiškai. Matai va. Nes nei vieno dalyko nėra mūsų gyvenime be reikalo. Ir jeigu tu sergi, tai yra tik tai dėl to, kad kažką tai Dievas nori tau pasakyti. Ir kai tik tai tu tai išgirsi, liga nebebus naudinga. Va taip ją patrauks. Visada taip yra. Aš galvoju, kaip būtų gerai, žinai, jeigu neturėčiau darbo. Žinai, kad, turėčiau finansų, turėčiau finansų, nereikėtų dirbti, kiek daug nuveikčiau. Dievas sako, gerai, atima iš manęs darbą, 5 metų buvau be darbo, turėjau finansų. Sako, ir ką tu dabar darai? Aš sakau, Dieve, geriau daug darbą išprotėsiu. Išprotėsiu nuo to nieko neveikimo ir nemokėjimo gyventi be darbo. Nemoku gyventi be darbo. Arba sakau, žinai, nesirgu visus metus, jei susirgčiau, įsivaizduoju, sergi namuose atostogos apmokamos, kaip būtų gerai, kiek daug nuveikčiau. Jis sako, gerai. Sergi, žinai, nieks neįdomu, nieko nesupranti, nieko negali skaityti, nieko negali domėtis iš proto. Sako, kaip tau sekasi? Sako, Dievas sako, supranti, tavo būdai neveikia. Eini darbą džiaukis. Mokėk išdžiaugtis ten, kur tu esi. Mokėk išdžiaugtis gyvenimu, kurį turi. Tenai iš tave mokinau. Tenai yra tavo mokykla, o ne tavo būdose. Žinai, pasitikėk Viešpačiu visą širdimi ir nesiremk savo būdais. Ar ne? Žmogaus keliai kartais atrodo geri jo paties akise, bet nuveda į mirtį. Taip? Koks ten yra patarlių? Kažkiek, 16:4 gal. Gerai. Juozapas, kas žino apie Juozapą istoriją? Žinote, jisai buvo vienas iš 12 sūnų ir Dievas pasakė jam, Juozapui, sako, tu būsi karalius, nors tu jauniausias tarp 12, tu būsi karalius ir jie nusilenks prieš tave. Ir ką? Iškart po to sapno, praktiškai dėl to, kad jisai susapnavo, jo broliai pradėjo pavydėti ir įmetė jį į duobę. Mirčiai. Paskui vienas iš brolių galvojo, žinai, negalim palikti, gaila man jo. Vienam tik tai buvo gaila. Tai jie iškėlė šitą tą brolį ir tą Juozapą ir pardavė į vergystę. Ir atėjo karaliau. Ir Juozapas, ką jisai galvoja būdamas duobėje? Aš sapnavau sapną. Ar Dievas yra visažinis, ar jisai žino, kad aš čia? Ei, Dieve, ar tu žinai, kad tu man davei tą sapną? Ei, Dieve, tu žinai, kad sapnas ir duobėje kažkaip nesisėja?
Dievas sako, o dar ir kaip siejasi. Dar ir kaip. Ištraukė iš duobės, pardavė vergystę. Davidas sako, palauk, aš vergas ir prieš mane nusilenks, Dieve, tu kažkas nesisieja. O dar ir kaip siejasi. Dar ir kaip. Ir jis tenai buvo vergystėje perparduotas ir jisai tapo viršininku, sargybos viršininku, nerango tenai. Paskui jį pasodino į kalėjimą. Jis sako, man, Dieve, tu man davėjai pažadą, kad aš būsiu karalius, už kalėjimą sėdžiu. Kažkas nesisieja. Dievas sako, nesiremk savo supratimu. Aš čia visas žinis ar tu? Ar ne? Kaip ir su Abraomu tas pats buvo. Abraomui 100 metų, jis kaip neturi vaiko, taip neturi. Dievas sako, aš tu pažadėjau, per tave gims, žinai, kaip smilčių. Tu kur neįsuskaičiuoji, tiek vaikų turėsi. O 100 metų dar ne vien neturi. Dieve, čia susiję, tai nesusiję. Ir mūsų gyvenime labai daug taip yra, ne? Atsiverskime, Juozapas, pradžios 45. Mes žinome galiausiai Juozapo istoriją, kuo jinai baigėsi. Jisai buvo karalius. Jisai buvo faraono dešinioji ranka ir faraonas iš viso nusimuilino nuo viso reikalo. Praktiškai Juozapas buvo kaip faraonas. Ir jisai buvo tas, kuris dalino maistą bado metu, kai 7 metai bado buvo. Ir atėjo visi broliai pas jį maistą ir nusilenkė. Ir žiūrėkite, ką Juozapas, ką jisai suprato būdamas duobėj, būdamas vergystėj, būdamas kalėjime. Žiūrėkit, ką jis suprato. Pradžios 45:5. Nesisielokite ir nebijokite, kad mane pardavėte. Jūsų gyvybei išlaikyti Dievas mane siuntė pirma jūsų. Dievas mane siuntė pirma jūsų. Jisai sako, aš buvau duobėj, Dievas mane siuntė per duobę į vergystę, per vergystę į kalėjimą ir jisai žino kelią, kaip man nueiti ten, kur jisai nori. Jūs nesisielokite. Jūs galvojat, kad mane į duobę įmetėt. Jūsų akis mato, kad pardavė vergystę. Bet Dievas sako, viskas tvarkoj. Yra tam tikras kiekis laiptelių, kad užliptum iki karalius, kuriam lenksis. Ir vienas iš laiptelių yra duobė. Ir šiandieną galbūt jums vienas iš laiptelių yra pasiteisinimas, vienas iš laiptelių yra atsikalbinėjimas, vienas iš laiptelių yra tinginumas, vienas iš laiptelių yra nepasisekimas. Bet argi nevyksta kažkas čia? Argi galvoje nevyksta kažkas? Kai jums nesiseka, argi nevyksta čia kažkas? Argi jūs nesuprantate kažko tai? Argi jūsų supratimas neauga? Argi jūs bandote susiimti? Viskas, kritau, negalima daugiau taip. Negalim, iš tikrųjų, reikia gyventi kitaip. Bandėte taip? Gal bandėte 20 kartų? Gal 30, gal 50? Ar kiekvienas bandymas nebuvo vis dar įdomesnis? Vis dar stipresnis? Ir vis dar taip pat baigėsi? Tai pačioj duobėje atrodo. Bet argi jūs neaugote? Argi šiandien nesate kitokie dėl to, kad 20 kart bandėte ir nepasisekė? Argi jūs nesate kitokie šiandien? Argi jūs neaugote? Ir mūsų gyvenime laipteliai, mūsų supratimu atrodo yra beviltiški. Bet Dievas, argi jisai ne visažinis? Argi jisai nepasakė Filipiečiam 1:6, tas, kuris pradėjo visą gerą darbą, jį ir užbaigs? Pradėjo, daro ir užbaigs. Ar jisai taip nepasakė? Aš žiūriu, sakau, žiūrėk, Dieve, šnipštas iš mano gyvenimą. Sako, palauk, o kas pradėjo? O tas pats dabar ir daro. O tave aš pasamdžiau vertinti visą tai. Ar aš tave pasamdžiau suliniuoti vaikščioti ir sakyti, gaunas, nesigauna? Ar aš tave pasamdžiau šičia man? Dievas sako, ar tu turi man dabar sakyti, ar aš gerai dirbu darbą tavo širdėje? Ar aš taisyklingai visą tai darau?
Tu gal pirmą pradėk nuo to, kad plaukus suskaičiuok ant savo galvos, jeigu tau pasiseks, pakalbėsim. Jobas norėjo 30 kažkiek skyrių Jobo knygoje. Jis norėjo Dievui pasakyti, veltui aš gimiau. Kitaip sakant, Dieve padarai klaidą. Veltui man diena šviečia. Veltui aš miegą gaunu. Kam aš visą tai? Dieve, tu padarai klaidą. Kodėl mano gyvenimas toks? Dieve, tu padarai klaidą. Ir Dievas tada atėjo. Ir ką Dievas pasakė? Jis uždavė, neatsimenu kiek, 20, 30 ar 40 klausimų. Sako, kur tu buvai, kai aš kūriau žvaigždės? Kur tu buvai, kai aš nusprendžiau, kur šaltiniai tekės? Kur tu buvai? Jis uždavė klausimus tokius, kur Jobui toli gražu iki to. Ir Dievas sako, atsakyk mane tai. Jeigu tu nori man kažkokį patarimą duoti, atsakyk man, kur tu buvai, kai aš kūriau viską. Tu supranti, kad ne tu man duodi patarimą. Aš tau duodu patarimą. Ne tu man pasakoji, kaip reikia daryti. Dievas visą žinis, jisai žino, kaip jums ką. Mes su Olga kalbėjom šią savaitę įdomiai. Sakau, aš dabar galvoju, žinai, apie Dievo visą žinojimą ir visą galybę. Ir ar tu žinojai, kad aš galvoju, kad vaikai gims ir aš jas mokinsiu. Bet vaikai gimė ir jie mane mokina. Ar mes galvojame taip? Ar mums dar šilo prieš vaikui gimstant, kad jisai mane mokins? Ar žinote, kad vaikas gimė žymiai geresniais įpročiais negu aš? Jis žino, ką valgyti, ko nevalgyti. Pačioj pradžioj, kai tik gimsta. Paskui jis tik vien saldainius nori, ne? Bet iš pat pradžių tu jam neduosi nesveiko maisto, jis išpjauna. Tu pamatysi, kaip jisai treniruojas, kaip jis mankštą daro, kaip jisai atsibūdęs raižus, ką mes darome. Jisai man pavyzdys yra. Mykolas dabar man pavyzdys yra. Mankštą, kaip jisai daro. Aš nedarau, dėl to sustabarėjęs vaikštą. Jisai mane daug dalykų mokina. Kaip jisai mokinasi vaikščioti ir jisai atidirbinėja tai. O aš perskaitau Bibliją. Dieve, tu mane preiškiai metų laukan. Įsivaizduoji, Mykolas atsistoja, pukš, nukrito. Ai, nemoku, ir nesimokysiu. Jis taip nedaro. Jis man rodo pavyzdį. Sako, tėve, atidirbinėti reikia. Tu galvoji perskaityti ir viskas? A tu taip vaikščioti išmokai? Studijuoti, eilutė su eilutė. Čia truputį, ten truputį. Žingsnelis čia, žingsnelis ten, nukirtai. Atsistojai. Vėl žingsnelis čia, žingsnelis ten. Taip išmokai vaikščioti. Užmiršai, tėve. Aš tave mokau geros pamokos. Iš Kūrėjo atsinešiau. Bagažė buvo. Taip. Ir aš galvoju, žinai, apie jo visą žinojimą ir jo planą. Mes su Olga, žinai, kodėl žmona yra man tokia, būtent tokia, tota, o aš būtent toks. Dievas viską apskaičiavo. Aš vienu momentu galvojau, ar egzistuoja pasaulyje dar kokia nors moteris, su kuria galėčiau, žinai, taip, žinai, negalim taip mąstyti, bet kartais mes pamąstam. Kur galėčiau taip, darniai kaip su savo žmona mąstyti. Nėra tokios. Dairaus aplinkui rakštis, tai tame klausime, tai tame klausime, tai tame. Su Olga mes šventėme 10 metų vestuvių jubiliejų, ne? Vakar valgėm tortą. Žinai, mes buvom pas vieną pažįstamą, sakau, žinai ką, 10 metų nesipykom, nedaužiam durų. Sako, tai gal durų pas jūs nėra? Nesakau, yra. Ir su stiklais, ir nesudūžę. Ar įmanoma taip nugyventi? Įmanoma tik tai tada, kai Dievas daugybę žingsnelių vedė ją iki altoriaus. Ir daugybę žingsnelių vedė mane ir ruošė vienas kitam. Ir tada mes galim taip gyventi. Paskui mūsų vaikai, 4 vaikai, visi yra labai skirtingi. Ar žinote, kad Dievas paskaičiavo, kuris turi gimti pirmas?
koksai turi gimti pirmas. Ir ko tas pirmas turi mane ir Olgą išmokinti, kad mes galėtumėm pakęsti antrą. Arba 2 kartu. Ir ką antras turi išmokyti, kartu būdamas su pirmu, kad mes galėtumėm pakelti 3 ir 4. Kiekvienas iš jų labai skirtingi, kiekvienas iš jų moka skirtingų dalykų. Vienas zyzia, kitas vagia, 3 nervuoja, 4 bardakus daro. Kiekvienas iš jų skirtingi labai. Vienas vienaip priplaukęs, kitas kitaip priplaukęs, bet iš tikrųjų mūsų širdis tenai yra ką veikti. Ir Dievo planas suskaičiavo, kada turi gimti, koks turi gimti, kodėl toks būtent. Nes tėčiui reikia, kad gimtų tokia rakštis. Mes laimingi su tais vaikais, jeigu jums vėl toks klausimas. Mes džiaugiamės, kad jie yra, bet mes norime išmokti į gyvenimą žiūrėti ne į tai, kad kiek turi vaikų ir kiek reikia pavalgyti. Tai yra nesąmonė. Vaikai ne ant maisto auga. Vaikai auga ant santykių, ant bendravimo, ant charakterio ugdymo. Štai kas yra jų gyvybės šaltinis. Ar žinote, kad žmonės eina žudytis ne dėl to, ką valgyti neturi? Dėl to, kad jų nemyli niekas. Dėl to, kad jos ignoruoja. Dėl to, kad jie niekam nereikalingi. Ir Dievas yra visažinis. Ir jisai žino visą tai. Ir jisai planuoja visą tai. Ir gal mes nežinom, kiek Dievas nori, ką mes dar vaikų turėtumėm. Dar praeis 10 metų mes pakalbėsime apie tai. Kiek jisai planavo. Bet jisai žino jūsų gyvenime viską. Jam priklauso mano praeities visos žaizdos. Ir tai mane drąsina ateiti pas jį ir jam tai atiduoti. Nesitvarkykite su savo žaizdomis. Atneškite jam. Nes jam tai rūpi. Jisai žinodamas, kokia ta žaizda, iš kur jinai, jisai žino ir kaip ją patraukti. Ir nesiremkime savo supratimu, norėdami pasikeisti. Kada mes ateinam pas Dievą, nelaikykime rankose, aš esu toks ir toks ir toks, dėl to aš esu ribotas. Dieve, tu matai, koks aš esu, tu matai, kas man trukdo. Aš noriu laisvai kelti rankas virš, sakyti, šlovė tau, myliu tave, tik tu man rūpi, koks aš man neįdomu. Tu gali tai pakeisti, tu gali tai patraukti. Tu visažinis ir tu visagalis. Jam priklauso praeitis, jam priklauso dabartis, kaip man elgtis, jam priklauso ateitis. Pagalvokite apie tai, jisai žino apie jūs viską ir vis dar jūs myli. Jeigu jūs žinotumėte tiek apie save, ar mylėtumėte save? Jisai jūs myli. Jisai nusprendė tai daryti. Ir jeigu 1 Jono 3:20 sako, jeigu mano širdis mane kaltina, būna jums taip. Jeigu mano širdis mane kaltina, jis yra didesnis už mano širdį. Ir jis manęs nekaltina. Jis viską žino ir manęs nekaltina. Ir jisai mane myli. Ir ką šiandien aš norėjau pasakyti? Dievas žino daugiau negu tu. Ir Dievas yra tas, ko mums reikia. Dievas yra tas, pas kurį mes norim ateiti, pas kurį mes norime klausti, išminties, kurią mes norim atiduoti savo gyvenimą. Jis yra tas, be kurio mes esame užstrigę. Dievas yra visažinis. Dievas yra visagalis. Ir mūsų gyvenimas nėra beviltiškas. Amen. Gerai. Dėkojame Dieve. Dėkojame Dieve už tai, ką mes girdim, už pažinimą tavęs. Ačiū Dieve, kad tu viską žinodamas vis dar nori mus mylėti.
Artink mus prie savęs. Palaimink šiandienos bendravimą. Palaimink diskusiją. Apreikš tai, ko mes dar nesuprantame. Daug mums drąsos užduoti klausimus. Daug mums drąsos eiti į priekį. Pasitikėti tavim. Dėkojam, kad mus myli. Dėkojam Jėzus vardu. Amen.